Tai šitam seminare mes dirbsim su tokiu labai gražiu 25 buteliukas. Tai viršui yra violetinė, tai sahasrara, o apačioj yra šviesi magenta, tai yra 8-osios čakros spalva. Tai mes paimame 25-asis, tiesa, kokia seminaro tema, ne? Atvariau į seminarą ir nežinau kur. Tai pirmas seminaras šiais metais buvo pirmoji dvasinė paslaptis, tai buvo moralė. Mes ten prisiminėm Jamą Nijamą, jūs visi turėjot galimybę paskaitą išgirsti. Tai šito seminaro tema bus antroji dvasinė paslaptis. Tai yra kokia? Dėl kitų. Todėl, kad mes ne vienas nesam sutvertas dėl savęs. Mes esam reikalingi tiek, kiek esam reikalingi kažkam. Va, tai ir mes reikalingi esam savo geriausiamis savybėmis. Ką tu geriausia gali duoti kitiem, ar ne? Va. Ir čia yra toks kabliukas, kad žmogus gali norėti dėl kitų, o gali ir nenorėti dėl kitų. Yra fanatikų, kurie tik dėl kitų, o sava šeima ten skursta. Ne? Yra tokių, kurie tik dėl savęs, ten šeima, viskas, o dėl kitų ten ne piršto nepajudina. Tai va, tai žmogus yra tokia save reguliuojanti sistema, bet būtent mes pakelsim šį seminarą va čia aukštai į 8-7 čakras su šito buteliuku. Todėl, kad va čia aukščiausiam taške sėdi mūsų, sakykime, asmeninis dievas arba mūsų etalonas, tas dieviškasis, kuriuo mes turim tapti. Jis mums yra pavyzdys, va iš čia jisai šviečia ir sako, tu turi va toks būti, va toks. Tave Dievas va tokiu sutvėrė, tu turi tokiu tapti. Va, ir žmogus kažką padarė ir tas etalonas, jisai tikrina, ar tas tavo poelgis atitinka tavo misiją, ar neatitinka. Jeigu atitinka, ateina paskatinimas. Jeigu neatitinka, va čia ir prasideda reikalai. Vat Dievo kūne mes turim aukščiausią tašką karūną, taip, už kurią atsakinga yra Plutono planeta. Mūsų šitoje aikštelėje, ne, ten yra aukščiausias taškas Plutonas. Tai va, tai jis ir nukerta tai, kas yra tau visiškai netinkama. Va, ir jis labai aiškiai nukerta. Va, mes su Plutonu dirbsim daugiausia rytoj, sužinosim daugiau. Va, tai aš pats esu save reguliuojanti sistema. Ir jeigu aš einu tinkamai, va, viskas vyniojasi gražiai, jeigu ne, tai Plutonas va, ten iš aukštybių, va, tas mūsų etalonas, jis nukirtinėja tavo visus darbus ir žmogus sako, kodėl man gyvenime nesiseka. Ką be pradedu, ką be darau, vis nesiseka, vis ne tas ir ne tas ir ne tas. Tai va, tai šiam seminare mes daugiausiai dirbsim su savirealizacija. Taip, tai yra, kad žmogus, kada jis save realizuoja, jis išreiškia savo geriausias savybės ir Plutonas neturi už ką bausti. Ne, jeigu aš nerandu kaip savęs realizuoti, tai reiškia, aš savo savybių nepanaudoju tinkamai ir Plutonas mane vis
taip iš taško ir vėl viską nuo nulio pradėti reikia. Tai va, tai tokia yra seminaro tema ir mūsų 25 buteliukas, jis vadinasi Florence Nightingale. Tai buvo tokia mergaitė, kad nesumeluočiau amžiaus, tai buvo 19 amžiaus pradžia. O tuo metu tai, ką mes dabar turim savaime suprantama, tokie dalykai kaip slauga, pagalba sergantiems, tokių dalykų nelabai buvo. O žmonės gydėsi patys kaip galėdami ir jau kažkada aš turbūt pasakojau apie tai, kaip atsirado Raudonasis kryžius. Ar atsimenat, kas yra vienas iš įkūrėjų Raudonojo kryžiaus? Kaip? Gobšuolis. Bet įsivaizduojat, mes net pavardės nežinom ir iš tikrųjų aš irgi turiu pasižiūrėti užrašus. Tai yra Henris Dunant. Tai buvo maždaug tas pats laikmetis, irgi apie 19 amžiaus vidurį. Tai va, įsivaizduokit, jisai važiavo per laukus, o tam vienam lauke ką tik buvo įvykęs Napoleono mūšis. Ir jis pakraupo, kai pamatė, kad tame mūšyje, mūšis pasibaigęs jau, o ten leisgyviai, pusgyviai žmonės raitosi iš skausmo, pilna jų ir visi jie mirs, todėl kad niekas jiems nesuteikia pagalbos. Taip, jie visi lavonai jau. Jį tas vaizdas taip sukrėtė, kad jis grįžęs, jis iš karto parašo knygą apie tai, išleidžia knygas, brošiūras, kad čia kažkas negerai. Atkreipė dėmesį, kad reikia kažką daryti. Ir nuo to prasidėjo procesai. Irgi tuo metu žmonėm atrodė, kad, kaip mes dabar žiūrim, kada gyvūnus kankina, mums atrodo, čia taigi normaliai. Bet prasidėjo procesai ir pamažu buvo įsteigtas Raudonasis kryžius, organizacija, kuri tokiais atvejais padeda. Tas buteliukas eina į tą pusę. O šita Florence Nightingale mergaitė, būdama 16 metų, jinai atsidūrė panašioje situacijoje, kada vyko korona, masinė korona, kažkoks gripas. Taip, ir žmonės ten mirė, sirgo, mirė. O nėra jokios slaugos, nėra jokios pagalbos. Ir jinai, būdama 16 metų, jinai išeina į gatves padėti tokiem žmonėms sergantiem, jinai slaugė, neišsigando. Pati jinai išgyveno 90 metų. Bet būtent nuo jos prasidėjo kitoks požiūris į slaugą, į pagalbą. Ir tas buteliukas buvo pavadintas jos vardu, todėl kad 8 čakra, jinai kalba apie dėmesį mažoms detalėms, mažoms smulkmenoms, kurios, kaip slauga, tai nėra kažkas didelio, kad aš čia išgarsėjau, pasiekiau kažką. Slauga tai yra tai, ko nieks nenori daryti, bet tai yra be galo reikalinga. Ir magenta, antroji spalva, magenta šitam buteliukai, jinai aurasomo sistemoje ir simbolizuoja
dievišką meilę, kuri nepraeina pro bet kokią smulkmeną. Tai va, tai kadangi mes moralės seminarą jau turėjom, tai aš tikiu, kad mes galime eiti toliau. Mes po savęs jau stengiamės bardako nepalikti, nes praeitam seminare mes mokėmės. Po savęs nepalikti nešvarių puodelių. Taip, bet sudėti ten gražiai šeimininkės išplauna. Va, mes galim ateiti anksčiau ryte, apžiūrėti salę, gal kažkur galiu padėti kažkam, patvarkyti ten, ar ne. Tai va, ir tęsiam toliau, tos smulkmenos, paprasti dalykiukai. Detalėms, smulkmenoms, tai ir yra tokio dvasinės sąmonės prabudimo ženklas. Kada žmogus eina dideliais žingsniais, trypdamas visus, kalbėti apie kažkokią dvasinę sąmonę mes dar negalim. Kada mes pastebim, ką mūsų žingsniai, ką po savęs palieka, kada mes pastebim, kad tu klesti, o šalia kažkam negerai, jau mes pradedam prabust. Ar ne? Kaip žmonės seniau nepastebėdavo vergų, tiesiog nepastebėdavo. Kaip dabar mes tiesiog nepastebim kenčiančių gyvūnų, tiesiog nepastebim. Tai kuo labiau prabundam, tuo labiau pastebim. Ir kažką su to galim padaryti. Va. Tai va, tai tokia šio mūsų seminaro bus tema. Daug visokių aspektų, bet daugiausiai savo savirealizacijais. Tiesa, praeitam seminare tokia nauja užgimė idėja per Jurgą. Nematau, va, priešais. Žodžiu, pradėjo rinkti pinigėlius. Ta prasme, gražiai ten per angelų esencijas, ar ne? Ir, tų pinigėlių nėra daug, bet iš to kilo idėja, kad davai kūrėm fondą. Kažkam. Pirma idėja buvo gal padaryti parką, tokį iš 72 medžių, kurie atitinka angelus. Labai faina idėja, gal kažkaip ir įgyvendinsim, šiaip medžiai arba pavasarį, arba rudenį sodinasi, tai dar laiko yra. Bet galima kažką kitą ir nežinau, kaip tas fondas ten ar Sigita atrodo, ar ne, tam, ar jau kažkas pajudėjo, ar ne. Tai pas man, kaip, aš turiu tą tokią taisyklę, žinot, kad jeigu kažkas atšaukia dalyvavimą seminare, tai kitas seminaras 50 eurų daugiau. Ir kai tokia situacija, ateina žmogus į kitą seminarą ir aš niekada dar nepaėmiau to 50 eurų, nes aš nežinau, kur dėti, nes kažkaip, bet kodėl aš tą noriu padaryti, nes man žiauriai sunku yra, kai žmogus atšaukia seminarą ten prieš mėnesį, viskas okei, bet kada atšaukia kelios dienos iki, man vieną žmogų pakeisti kainuoja kokią valandą laiko. Aš tada sėdžiu, jam viską turiu surašyti, ten išsiųsti, dokumentuose viską pakeisti, ten visas sąskaitas perrašinėt. Galvoju, 50 eurų tikrai aš galiu užsidirbti per tą valandą, ne? Tai galvoju, tokiais atvejais mes, pavyzdžiui, į fondą tą 50, ne? Tai ir man neskauda, ir kažkam gerai, ir sąžiningumas įvyksta, ne? Tai kažkokių kartais žmonės tiesiog nori paaukoti, kad pačiam finansiškai sektųsi. Nes jeigu per tave srautas neina, jeigu tu neduodi, ir čia yra faktas. Gerai, nesakysiu kas, bet iš mano giminaičių.
Žodžiu, viską turi pats pasidaryti. Mašina sugedo, pats turi padaryti. Kam mokėti pinigus? Pats turi susitvarkyti ten viską pats. Tie ten šituose servizuose, tai jie ten, o Jėzau, jie ten nesąmonės daro ir dar pinigus ima, ne? Toks, ir nesiseka žmonėms, suprantat, kad jie turi tokį požiūrį, jie niekam nenori mokėti, jie niekam nenori duoti ir finansiškai sėdi basi. Ne? O jeigu tu duodi, ta prasme, tu džiaugiesi, kad iš tavęs kažkas gali uždirbti, tu duodi tą pinigą ir galvoji, vau, kaip fainiai, galės žmogus, kažką ten vaikam nupirkti, kažką, tai, faina. Tai ir tada per tave eina tas rautas ir viskas. Tu duodi, tau irgi duoda. Ir eina per tave, ar ne? Tai visokie aukojimai, jie, aišku, vėl prisimenam Plutoną. Jeigu kažkur pažeidžiam harmoniją, jeigu mes atiduodam daugiau negu reikia, ar ne, tai Plutonas toj sustabdys. Toj kirs per nagus, sakys, ką darai. Čia tau daviau, kad gyventum, o tu perleidai, o pats sėdi baloj ten, žinai. Būdu tai būtų, vakar kažkiek sužinojau, iš lapelio paskaičiau, man viskas aišku, okei, aš esu tas ir tas. Kitą dieną, davai imam kažką naujo, kitą imam temą. Jeigu einam Jupiterio keliu, tai gavau iš lapelio kažkokią žinią apie savo angelą ir paskui googlinu, ieškau giliau. Kas tai yra, kas čia ta sąvoka, kaip jinai iš viso, ar ne? Tai mes vakar sužinojom apie Plutoną, apie baltą mėnulį, viskas aišku yra. Mes galėtume eiti toliau, bet mes grįžtam vėl prie to paties ir gilinam suvokimą. Mes galim taip įsivaizduoti. Įsivaizduokim žmogų kaip puzlę dėlionę. Mes turim tokį maišiuką, kur, kiek? Koks 10 000 dėlionių. Normaliai, žmogus kas yra? Dievo kūrinys, ne? Ir tai yra puzlė dėlionė, 10 000 sumesta, čia yra mūsų, galim sakyti, juodasis mėnulis. Tai yra tavo esmė. Kas tu esi, kuo tave Dievas sukūrė visai tavo evoliucijai. Ir mes gaunam maišiuką ir reikia susidėlioti. Ir mes dedam vieną gabaliuką prie kito gabaliuko, dėliojam kažkur, kažkaip. Tai čia yra mūsų baltas mėnulys. Ką mes sudėliojam. Įsivaizduokit, jeigu 10 000 tą maišiuką gavai ir net nežinai, kas ten yra. Ta prasme, kas tai? Ar čia miškas, ar čia bus palmė, kas tai, ar ne? Bet mes nesam palikti taip ant ledo. Mes turim dėžutės viršelį, kuriame yra pavaizduota, grybas. Tu būsi grybas, ne? Tai čia yra mūsų tas etalonas, bet tai ne Plutonas. Ne Plutonas, tai yra mūsų atma, mūsų dvasia, mūsų tas dieviškasis pavyzdys, Dievo dalelė, kažkoks fantomas, Dievo planas, kuris tau rodo, tu toks turi tapti, toks. Ir mes dėliojam iš to viso kratinio, tą grybą turim sudėlioti. Dabar kurioje vietoje yra Plutonas? Plutonas yra saugiklis. Mes galim matyti čia irgi viršui nusipiešti. Tai yra saugiklis. Kada jis įsijungia? Kaip pavyzdžiui,
tu nori į savo dėlionę įdėti dalelę ne savo dėlionės. Man nepatinka, aš per daug nuobodus, aš čia toks, aš nepatinku savo, o man patinka, Elita, pavyzdžiui. Aš noriu būti kaip ji. Viskas. Ir aš pradedu kažką iš jos kopijuoti ir aš pradedu kažką pasiimu, kas visiškai ne mano. Ir aš bandau į tą dėlionę įdėti kažkokią dalelę, kuri visai ne iš mano operos. Tai Plutonas iš karto tokį žaibą. Ir nebėra. Arba gali būti taip, kad aš paėmiau kažkokią dalelę iš savo dėlionės, bet bandau ją įsprausti ne toj vietoj. Kur nors ne toj vietoj, arba dar nėra paruošta erdvė, čia kažkur turėtų būti erdvė, kad ta dalelė čia įsikomponuotų. Dar neparuošta. Bet tu turi, bet neturi kur padėti. Ar ne? Tai bandai padėti ne į tą vietą kažkur, ar ne? Tai Plutonas iš karto nukerta, turi suprasti, kažkas čia ne taip. Tai mes per visą savo evoliuciją dėliojam tą grybą ir kada mes sudėliojam tą grybą, tai juodas ir baltas mėnuliai lygų tas pats. Tik tai čia viskas chaose, o čia viskas tvarkoje. Susidėlioja visas vaizdas. Tai kaip Sigita turi juodą ir baltą mėnulius tam pačiam ženkle. Kas dar turi? Kažkas dvyniuose mačiau. Yra žmonių, kurie turi. Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad arba tai yra pati pradžia, kada aš tik paėmiau vieną dalelę, aš dar tik pradėjau savo kelią ir dar nieks neįvyko. Arba tai jau yra, jau beveik jau į pabaigą. Ir kas yra baltas mėnulis? Tai yra sąmoningumas. Kada aš sąmoningai kažkokią savo savybę galiu naudoti. Kol mes tos dėlionės čia mažai padėlioja, tai mūsų juodas mėnulis pasąmonėje tą kažkokį savasties dažnį skleidžia, bet jis yra chaotiškas, jis nesustyguotas ir nemokam su juo elgtis. O kada mes jau į pabaigą, mes jau tą visą drakoną savo, mes jau sustygavę ir tai reiškia, kad aš galiu jau naudoti savo drakono tas savybės, savo talentą. Ir o kam naudoti? Mes suprantam, kad aš esu dalis pasaulio, tai aš esu tik viena dalelė pasaulio, kur yra kiti puzlekai irgi. Dėliojasi vienas didelis tinklas. Visi žmonės, visi čia kažkur dėlioja savo puzliukus. Ir tai ir yra, visas pasaulis yra vientisas audinys, kaip nebaigta sudėlioti dėlionė. Ir jeigu mes prisimenam tą mūsų gėlytę su sustatytom reikšmėm, tai atsimenat, yra savirealizacija viršui ir čia yra dėl savęs, o čia dėl kitų, pareiga. Ir apačioje esu aš ir dvi rodiklės kaip rodo. Nuo savo eina į aš ir į patirtis. Vadinasi, visam tam procese savo aš gaunu
patirtį. Bet ką aš turiu dėl savęs daryti? Aš turiu pažinti save per patirtį. Kada aš dėlioju ir aš suprantu, kas aš esu. Per patirtį aš suprantu save. Aš turiu atrasti save. Tai yra dėl savęs. Kada aš jau sužinau, kad aš grybas, aš jau realizavau save, aš supratau, kas aš esu ir aš galiu sąmoningai tą daryti. Kaip Sigita sąmoningai gali tapti fondo, nežinau, kaip ten vadinasi, pirmininkė. Direktorė, fondo direktorė. Ar ne? Vat sąmoningai aš galiu, jau aš suprantu, kas aš esu. Aš valdau pinigus. Ne? Va, o dėl kitų rodiklė rodo į aš ir į kitą pusę, kur yra žinios. Vadinasi, dėl kitų, kuo aš esu vertingas, kad aš, gavęs patirtį, perduodu žinią, perduodu informaciją apie save. Visam tinklui aš skleidžiu savo informaciją, savo dažnį. Todėl, kad patirties aš perduoti negaliu kitam. Suprantat, patirtis, ką aš gavau, pavyzdžiui, negražų pavyzdį sugalvojau, nesakysiu šito. Bet, sakykime, mes čia pašokom su šitais, ar ne? Ir mes, kiekvienas gavom savo patirtį, kad tas ne taip lekia, kaip aš noriu, vėjas ten daro kažką, ar ne? Visokių gavot patirčių. A kas žiūri video įrašą, jie gauna tik informaciją, bet jokių būdų ne patirtį. Jie pažiūrėjo, jie daro taip, man viskas aišku. Jam gali susidaryti iliuziją, kad jis irgi tai patyrė, bet jis tik gavo apie tai informaciją. Jis nepatyrė to. Jis pamatė ir jis nežino, ta prasme, jis patirties neturi, bet jis turi informaciją apie tai, ką kažkas daro. Tai mes pasauliui, kiekvienas esam tas kažkoks informacinis šaltinis ir mes apie save skleidžiam kažkokią informaciją. Ir visas tas tinklas, mes, kaip Martynas užsisėdėjo čia su merginom, sako, tu neįsivaizduoji, koks kaifas, jos irgi domisi tuo pačiu. Tai mes randam toj puzlėj, didžiojoj, mes randam tuos, kurie yra šalia manęs, ar ne? Ir mes turim bendros informacijos, mes jau turim bendrą patirtį, ar ne? Ir kam reikia tos patirties, jie vieni kitus randa, todėl kad puzlėje jie yra toj pačioj vietoje. Tai visam šitam procese Plutonas yra tas žaibas, kuris, tikrai ne vienareikšmiškai, taip tik ir nukerta viską, kas trukdo. Tai jau vakar sakiau, kad gali nurengti ir fizinį kūną. Ar ne, jeigu žmogus labai jau susipainiojęs, aišku, prieš kertant visada eina ženklai. Tiesiog, jeigu tu bandai puzlėje dėti dalelę ne į tą vietą, tu jauti, kad kažkas yra ne taip, ne? Čia kažkas netinka, čia kliba. Taip bandai galvot, gal tiks, bet kol dar taip atrodo, kad tiks, bet pradedi kitas dėlioti ir matai, kad ne. Tenka išimti vis tiek. Tai gali, būna tos situacijos tokios, kada perspėja, tai daugiau Saturnas toks yra. Nes ten atsimenat Saturno kampas, jisai žino tvarką, kaip turi būti. Iš visų galimybių žino, kur kas turi būti.
Ir jis jau tau signalizuoja, kažkas čia nesisteminga, kažkas iškrenta iš sistemos. Ir jeigu tu neatkreipsi dėmesio, ir jeigu tu toliau tęsi tą neteisingą, tai yra saviapgaulė visada. Tu pats save apgaudinėjai, kad tiks, bus gerai, praeis, čia, tai saviapgaulė, ne? Ir mes, kada jau susipainėm, ženklų nepaisom, bet tada jau kerta Plutonas. O jis jau kerta taip, normaliai, kai, pavyzdžiui, vyras ir moteris nori ten išsiskirti. Jau viskas, skirsimės. Ir staiga moteris pastoja. Ir viskas. Ir supranti, kad reikia kažką koreguoti. Ne? Ten gali būti kažkokia tai situacija, kažkokia trauma gali įvykti staiga, kada tu kažkoks meistras, pavyzdžiui, ar ne, kaip Bethovenas. Tu rašai muziką, kuri ir staiga apkursti. Ką daryti? Kas čia dabar? Tai nukerta, Plutonas jau nukerta taip, kad nebegrįši. Atgal nebegrįši. Jau jeigu apkurtai, viskas. Tu turi prisitaikyti gyventi kažkaip kitaip. Kažkas sugriūva. Staiga tu gali susirgti, kaip perkusi. Po ligos iš karto gyvenimas visiškai pasikeitė. Tai dabar kaip žmogus reaguoja? Ar ne? Yra sąmoningumo stadijos. Pirma stadija tai yra, kada žmogus kategoriškai nesutinka ir prieštarauja ir ne, jam atrodo tai vienintelė galimybė ir jeigu kažkas įvyko, gyvenime kažkas nepavyko, nukirto ir žmogus labai pyksta. Jisai nervuojasi, kad to nebegali daryti. Jis visus kaltins, tiesiog jis nepriims to ir labai skauda tada. Labai tada žmogus kankinasi. Ir jam atrodo, kad gyvenimas toliau net negali tęstis. Ta prasme, sakykime, mano mamai buvo irgi tokia situacija, kad, sako daktaras, reiks amputuoti koją. Įsivaizduojat, ir jinai išvažiavo į ligoninę jau su ta mintim, kad, grįž be kojos. Ir gali atrodyti, kad, viskas, nes, ten tai baigęs gerai, jau viskas ant operacinio stalo, ir po operacijos mama atsimerkė, jis sesutė sako, nebijok, nenupjovė. Žodžiu, daktaras vis dėlto išmėsinėjo, kiek galėjo, ir koją paliko. Tai tokia sudėtinga padarė operacija, bet koją paliko. Bet, jinai priėmė tą, ne? Bet turėjom kitą situaciją, kada moteris irgi, žodžiu, arba amputuot koją, arba mirtis. Bet tokia vėžio jau buvo stadija, tai ir jai atrodė, kad, tiesiog ne, aš negaliu taip. Tiesiog aš be kojos, aš negaliu gyventi. Ne, tai yra visiškas nepriėmimas, ar ne? Ir žmogus pasirinko mirti ir mirė. Geriau mirė, ar ne? O todėl, kad nemato galimybės, kad galima gyventi kitaip. Ar ne? Antra pakopa jau ir yra, kada aš galiu priimti tą faktą, man skaudu, man nepatinka, bet aš, kaip mano mama, aš susitaikau, taip, aš priimsiu taip, išmoksiu gyventi kitaip. Jau mes ten kūrėm, kaip protezą įsigys, kaip mokysis ten vaikščiot, kaip ką,
tu matai kažkokias kitas galimybės. Va. Tai jau skausmo yra mažiau. Ne faina, bet va. Toliau, aišku, sekanti pakopa jau yra žmogus pats. Jis laiku stebi, kada jau mato ženklus, kad ta puzlė ne čia. Jis, aišku, gali galvoti kaip. Plutonas nukerta, jis gali galvoti, gal dabar ne laikas. Ta prasme, kad gal pagal žvaigždės, dažnai būna žmonės į mane kaip į astrologę kreipiasi. Kažkas nepavyko, gal galit pažiūrėti, kada būtų galima, kad pavyktų. Ne, tu gali matyti, kad čia tau iš viso to netinka. Kaip tik prieš seminarą viena moteris ten, sako, paskutiniu metu kažkaip nesiseka, iš vieno darbo į kitą einu ir tiesiog niekaip nepavyksta įsidarbinti. Gal galit pažiūrėti, kada čia. Ir ką aš matau? Pas ją Rahu planeta 12 būste. Tai reiškia, kad šio gyvenimo užduotis yra ne darbas, bet pašaukimas. Jokių būdų nedarbas. Ir kaip tik, kada prasidėjo jai problemos, tuo metu į jos darbo zoną įžengė Plutonas. Ir jis atkirtinėja. Jinai eina į vieną darbą, atkerta, į kitą darbą atkerta, ir niekur neina. Ir žmogui sakai, sorry, bet nebus. Nes per tą, Plutonas juda labai labai lėtai. Vienam ženkle jis gali išbūti taip nuo 12 iki 20 metų. Jo ciklas yra toks nereguliarus, nes jis yra mūsų Saulės sistemos pakrašty, jis iš mūsų sistemos biškį išeina, paskui grįžta. Toks, taip net įtaria, kad jis įeina į kitą sistemą dar, taip gretimą. Tai, bet ir pas ją ta zona tokia didelė, ten per kelis ženklus ir tu supranti, kad kokį 50 metų tas Plutonas eis ir tu nedirbsi, tau neleis, todėl kad tavo užduotis yra nedirbti, bet eiti pašaukimą. Tai kartais gali atrodyti, kad gal čia ne laikas, bet gali būt, kad ne laikas, bet gali būt, kad niekada tas laikas ir neateis. O jau galutinė stadija yra, kada žmogus jis yra labai lankstus gyvenime ir kaip mes vakar kalbėjom, oficialiai mes sakom, kad 7 metus tu turi keisti darbo vietą ar kažką, ar ne. Tai nebūtinai, kad 7 metai. Tu visada turi stebėti ženklus. Tu eini ir tu turi suprast, kad gyvenimas jisai visada keičiasi. Ir tu ne visada turi vienam taške gyvenimą praleisti. Ir kada žmogus yra pasiruošęs priimti bet kokį posūkį gyvenime, jisai stebi ženklus ir jis jaučia, kad sekasi kažkur ir jis tame gyvena, jam ir pinigai plaukia, viskas gerai. Ir staiga jis pradeda jausti, kad kažkas nebegerai. Ten žmonių mažiau, klientų mažiau, jau kažkas. Ką jis turi daryti? Jis jau turi žiūrėti, kad jau kažkas kitas šalia, tą vieną dalelę tu jau padėjai, tau kitą dalelę reikia dėti jau. Ir tu ieškai, ką dar šalia. Ir tu vėl pradedi statyti naują ir kol šitas senas numiršta, tu jau pradėjai naują. Ir tu visada esi ant bangos. Tu visada darai tai, kas eina. Ir palieki tai, ko nebereikia. Nes Plutonas irgi gali kirsti, jeigu mes
vieną dalelę pastatėm ir galvojam, viskas, darbas baigtas. Ten man 75 metai, ką aš čia dadarysiu? Nieko, čia man jau viskas, darbas baigtas, ne? Nu tai arba tave nurengs, arba tu gali gyventi toliau, jeigu tu nesustosi, jeigu tu matai, kad, aš dar galiu pasidomėti, kaip auginti rožes ir galiu kažką dar statyti, ar ne, kažką rožių sodą ten, ar kažką, nežinau. Tai ir paskutiniai pakopai žmogus, jis tos bangos keterą eina. Žinot, kaip gražu būna žiūrėti, kada žmonės ten, kaip vadinasi, ant banglendžių, ar ne? Kada banga ir jie tos bangos viršum čiuožia. Ir jeigu tu biškį atsiliksi ar biškį per anksti, tu nugriūsi, ar ne? Tai už tavęs viskas griūva. Ta prasme, tu eini, tu buvai ant bangos, tu jau pereini į naują, o tas senas jau pasibaigė. Bet tu eini visi kitą. Tai ir tokie žmonės, paskutinės pakopos, jie taip visada ir atrodo, kad jie kažkokią nuojautą turi, kažkokią mistinę galią nujaust, kažką žiūrėti priekį. Tai mes, aišku, kiekviena planeta turi labai daug aspektų. Tas pats Plutonas ten ir seksualumas ten, visokių. Bet mes imam būtent tą kaip saugiklio funkciją ir vien apie ją matot, kiek galim išsityrinėti. Tai Plutono dar viena funkcija ir yra kažkokia magija, kažkas nepaaiškinamo. O tai iš dangaus, nenukrenta, tai kažkaip atsidirba per mūsų patirtis. Tai ir pasaulyje, kada Plutonas keliauja per kiekvieną ženklą, vis vyksta tie nukirtinėjimai tam tikrose srityse. Tai šie metai yra ypatingi, nes iki šių metų Plutonas buvo ožiaragyje 16 metų. Jis buvo nuo 2008 metų ožiaragyje. Taip, ožiaragis tai yra institucijos. Tai yra tie, kas valdo. Ir per tuos 16 metų Plutonas nukirtinėjo kažkokias pasenusias valdymo formas. Kažkokius pasaulyje vyko visur persitvarkymai, kur jau nebepasiteisina kažkokie seni metodai. Ir tiesa, dar vieną tokį pavyzdį, kodėl kartais Plutonas nekerta. Nors mums iš šalies žiūrint atrodo, seniai turėjo nukirsti. Pavyzdžiui, Putinas. Juk turėjo seniai jau jį nukirsta, ne? O jo horoskope, bet vėlgi, kiekvienas žmogus, kad dar mes dirbam šiam seminarą, ne su juodu mėnuliu, bet su baltu, tai išimtis, nes visada mes dirbam su juodu. Tai yra visas potencialas, o čia yra iš viso potencialo tas mažoji sudėliota dalelė. Ir kiekvienas žmogus tą baltą mėnulį turi skirtingo stiprumo. Ta prasme, kad vienas padėjo dar tik 2-3 dalelės, o kitas gal jau 5000, ne? Tai prieitam seminare mes dirbom su stipriom planetom. Stiprios planetos, jos jau pas žmogus stiprios yra. O baltas mėnulis, jis gali būti labai ir silpnas, gali būti stiprus. Spėkit, kur Putino baltas mėnulis? Šventasis, aš žinau, mano. Taip, žuvyse. Pas jį baltas mėnulis žuvyse. Vadinasi, jis
čia dėlioja, va šiam gyvenime, jisai dėlioja kažkokį šventumą, kažkokias svajones, kūrybiškumą. Nu, vat, tai pas jį baltas mėnulis kaip? Nu, svajonių tu turbūt žmogus daug turi, iliuzijų ar ne, bet kada mes čia dėliojam, čia turi būti, nu, gerąja prasme. Tai vat, o juodas mėnulis pas jį yra liūte su Plutonu. Su Plutonu. Suprantat, ir Plutonas tai ir yra griovimas, ar ne? Vadinasi, jo misija, nu, vat jis yra sukurtas, nu, kažką griauti. Ir kada jis griauna Plutonas, jis, vat, žino, kad čia ne grybas, o čia žaibas turi būti. Ir jis negrybauja, o jis žaibuoja. Ir Plutonas supranta, viskas okei, nes tam žmogui taip reikia. Tai yra jo evoliucijos kelias ir jo, nu, vat, nenukerta. Va. Tai, nu, kažkur padarys klaidą, nukirs. Bet, nu, taip. Tai, vat, kiekvienas atvejis labai individualus. Ir, tai, vat, tai šiais metais, sausio mėnesį, Plutonas atėjo į vandenį. Ir čia prabus 19 metų. Tai va, 19 metų ką mes turėsim? Vandenis tai yra visada žvilgsnis į ateitį. Ir Plutonas nukirtinės tai, kas neįdomu. Nes vandenis jis visada nori tik tai, kad būtų įdomu ir, nu, į ateitį naujovės, kas nauja. Ir jeigu kažkokios mūsų idėjos bus kažkokios pasenusios, arba aš turiu kažkokią idėją, man jinai gal ir faina, bet kitiem jinai ne faina, nu, bet tokie dalykai bus nukirtinėti. Ir labai daugam, vat tie 19 metų gali pasirodyti, kad, nu, vat nuobodus, neįdomus, iš viso ateitis labai tamsi, kas čia bus, čia baisu. Tai vat, kada žmogus bijo išeiti į ateitį. Ir vat, nu, tokie kirčiai tam, kad eitum ir priimtum kažką naujo. O tas nauja gali būti visai nefaina. Nu, kaip mes čia visa giminė ten broliui aiškinam, nu, taigi pasižiūrėk, nu, taigi klimatas keičiasi, o jis žemdirbys. Ir jis senoviškais metodais bando derlių išgauti. Va, ir klimatas tikrai keičiasi, sausros. Ir va, jau kelinti metai iš eilės, nu, nėra to derliaus. Vadinasi, tu turi kažką keisti. Ar kultūras kitas auginti, kurioms nereikia daug drėgmės. Ar, nu, kažką tu turi keistis. Tu turi žiūrėti į ateitį ir priimti kažką naujo. Tai vat, čia daugiausia gali būti tokie, nu, tiesiog įžeminimas per tokias ateities vizijas, per naujoves. Nu va, ir čia seminare mes, žinoma, neturim tokių vaikučių, tai mes turim žmonės, kurie turi Plutoną kitur, tai mes tada pasižiūrėsim, kokie tie žmonės,